Elektra sukasi atgal. Matosi išlieta, bet sukasi atgal. Įtampa 280 voltų. Vadauskai toliau kontroliuoja mūsų skaičiukus elektros laidą. Įtampa didelė, skaičiukas toliau sukasi atgal. Antra fazė. Trečia fazė rozetė Badauskas sudraskė. Pliombų nėra. Buvo rasta virš skaičiukų, buvo rastos pliombos ir varžtas. Greičiausiai mes jį išgąsdinom ir jis nespėjo įstatyti naujų apsaugos pliombų. Pliombos buvo jau plėštus, nes yra ne gamiklinė ne su baltu laideliu, o paprasta velikė buvo ir pliomba ne mėlyna, o balta. Tai yra jau nebe gamikliniai apsaugos uždėta. Tai dar kartą įrodo, kad Badauskai vagia, kontroliuoja mūsų laidą. Policija taip ir neatvyko, nesusisiekė su manim, nors pareiškimas parašytas, yra ruošiami visiškai pilnai dokumentai, sąskaitos, telefonų, Latvija, banko nuotraukos, kur Liepājas bankas jungiasi Badauskai, žaidimai, išklotinės, Wi-Fi prisijungimai Latvijai, ten kur Badausko brolis jungiasi greičiausiai, nes ten arčiausiai iš Šiaulių pusės. Visi dokumentai bus perduoti Latvijos pareigūnams, jau kalbėta su asmeniu. Sakė, užtenka ir nereikia važiuoti į pačią Dobilę, užtenka prie Saldų ežerės policijos pareigūnus kreiptis. Ir triukšmas dabar tikrai bus tarptautiniu mastu, nes Lietuvoje Badauskai yra ne nuteisti ir leidžiama tiek vogti elektrą, tiek internetą, tiek įsilaužti į namus, tiek badyti padangas, padeginėti, vogti maistą. 14 metų, jau dar kartą kartuosiu, 14 metų mes taip ir nevalgėm ir neužsimarinavom savo šiltnamį nei vienos daržovės, nes Badauskai vagia. Gėlės yra masiškai vogtos, turėtų būti didžiulės plantacijas gėlių per 14-15 jau dabar vaikams metų. Viskas yra išvogta, sunaikinta ir toliau tai vyksta. Toliau vyksta įsilaužimai į namus. Pro katilinę buvo eita, nes net neatrėmė kastuvo, nes išėjo pro katilinę. Net kastuvas buvo atremtas, vadinasi, buvo įsilaužta į namus ir pro katilinės duris išeita. Mes katilinį visada laikom atremtą kastuvo ir rankeną. Nusikaltimai toliau vyksta, naktim toliau įsilaužinėjama į mūsų namus, mes jaučiamės nesaugiai, tai daro Badauskas Vytautas. Badauskinis seka telefonus, taip kaip ir elektra buvo pagauta. Būtent Badauskas paskambino Badauskiniai ir išbarė, kodėl manęs nesaugo, nestebi. Tai yra su termovizoriais mes esam stebimi visą jau parą. 14 telefonų įrenginių įsilaužė mano telefoną. 3 pastoviai, nes gauname 3 elektroninių paštų žinutės, pareina 3 kartus. Tai vadinasi, 3 įrenginiai mano paskyroje gauna mano žinutės ir dėl to yra blokuojami, failai gadinami, laiškai suklaidinami, klaidų pridaryta. Failų policija net negauna, parodžius policijos pareigūnai failus, kas vyksta mano telefone, kad prisijungta prie bitkoinų sekimai, mašinų sekimai, nutoliniai valdymai, policijos pareigūnė akis buvo didžiulės. Nežinau, vyriausiai tyrėjai savo greičiausiai su Tamušausku neleisims baudžiamos bylos iškelti, bet dar kartą pasikartosiu, bus kreiptasi į Latvijos pareigūnus, bus kreiptasi į Lenkijos pareigūnus, ten, iš kur buvo jungtasi su Wi-Fi prie mano telefonų įrenginių, yra su visais slaptažodžiais ir adresais. Nenori Lietuva gražiuoja sustabdyti Badauskų nusikaltimus, bus tarptautiniu mastu. Ieškoma pagalbos, nes tai yra kibernetiniai nusikaltimai, įsilaužimai serverius,
Įsilaužiama į Kauno technologijų universitetą, kadangi jie man padėjo atskleisti, kas vyksta su mano elektra. Buvo įsilaužta jų serveris. Mašinai bandant pirkti mašiną, taipogi įsilaužta būtent į tos firmos ir nutekinti duomenis, vėlgi straipsnis yra. Būtent ten, kur aš tik tai kreipiuosi, kur tik tai pajudu, tenais yra įsilaužta į serverius. Mūsų darbuotojai Vigestus taipogi jau gauna žinutes, kad paskambink to, duok savo numerį ir panašiai. Dingstamų žmonėms pradėjo siuntinėti jau masiškai mūsų bendradarbiams. Tai yra Badauskų grupuotė toliau klesti, toliau daro nusikaltimus, apvaginėja žmonės, siuntinėdami žinutes. Tai vyks 14 metų.